Sausio 24. Gailestingumas ir tiesa te nepalieka tavęs. Užsirišk tai ant savo kaklo, įrašyk į savo širdies plokštę. Patarlių knyga 3 skyrius 3 eilutė. Nors teisingumas yra pirmasis meilės įsakymo bruožas, tai nėra vienintelis reikalavimas. Reikalaujama, kad mūsų meilė viršytų griežtus teisingumo reikalavimus ir paskatintų parodyti gailestingumą ir atleidimą. Taip rodydami gailestingumą, kopijuojame dievišką meilę. Todėl savo elgesyje su kitais žmonėmis, kurie panašiai kaip ir mes yra nupuolę ir netobuli, turime tai atsiminti ir būti ne tik teisingais jų atžvilgiu, bet ir gailestingais, didžiadvasiškais ir mandagiais, net ir nedėkingiems, kad taip darydami galėtume būti vaikais mūsų tėvo, kuris yra danguje. Tiesa yra viešpaties žodis, o gailestingumas tai Dievo žodžio pritaikymas dabartinio laiko išbandymuose ir kančiose. Nė vienas kaklo papuošalas ir vėrinys, pagamintas iš brangių akmenų, neprilygsta gailestingumo ir tiesos papuošalui, kuris puošia krikščionio charakterį. Meilė gailestingumui ir tiesai turėtų kristalizuotis mūsų širdyje. Taip susikristalizavę, šie bruožai tampa mūsų amžino puošmena, padaro mus patrauklesniais už rečiausius brangakmenius ar brangiausius deimantus ir spindi žėrinčia šviesa aplink mus. Klausimai: ar šią savaitę laikiausi gailestingumo ir tiesos, ar praktiškai pritaikiau gailestingumą ir tiesą? Kaip, kodėl? Kokiose aplinkybėse? Kas man tame padėjo arba trukdė? Kokie buvo rezultatai? Gailestingumas ir tiesa te nepalieka tavęs. Užsirišk tai ant savo kaklo, įrašyk į savo širdies plokštę. Patarlių knyga 3 skyrius 3 eilutė.